Štrybog. Štrybogas, taip. Tai yra tik tai žaisliukas ir brangus pistoletas. Vis dėlto šturmo duona, ar tai yra vis tiek žaislas? Pakomentuokit ir mes pažiūrėsim jūsų komentarus. Sveiki sugrįžę Kodo kanalą. Taigi, šiandieną vėl mes esam armory.lt ir šiek tiek kitokia laida. Praeitoje laidoje šnekėjom apie ginklų pasirinkimas, kaip įsirinkti pirmą ginklą ir kelis mitus sugriovėm apie full auto, semi auto. Tai dabar griausim kitą mitą. Tai kitas mitas yra, kad 9 mm, tik pistoletas ir tai yra tik tai gražus ginklas arba, kaip pavyzdys, aš tikrai žaidžiau su MP5, kai buvau mažas jo. Ir tikrai esame matę ir per filmus, kad ir šturmistai, ir SWATai, ir visi kiti, ir tie patys netgi, bet čia vėlgi, per filmus Navy Seals irgi naudoja kai kuriuos, netgi per Call of Duty yra misijos su MP5. Tai tikrai, kas esat žaidę, suprantam, apie ką mes kalbam. Bet dabar yra mitas, kad 9 mm tik tai šiaip pasižaist, arba tai yra labai, kaip pasakyti, pistoletas, arba tarkim kaip MP5, tai yra tik tai labai brangus pistoletas. Jisai karui nenaudingas. Labai brangus žaislas. Labai brangus žaislas. Yra toksai stereotipas, tai su pirma sveiki visi, malonu vėl prisijungti, tai ką galima pasakyti apie šitos ginklus? Bendrai, submachine gunai, kurie yra reikalingi. Jie yra reikalingi šturmas ir dar kartą šturmas. Kas juos turi, kas juos naudoja? Aras yra didžiausi fanai numeris 1 šitų dalykų. Pastatų šturmui trumpas 9 mm, prieš nešarvuotą, kaip sakant, nelabai stipriai ginkluotą taikinį yra idealiausias dalykas planetai. Kodėl? Paprasto dizaino, labai puikios ergonomikos, visur telpantis, lengvai paslepiamas, kaip sakant, greito judesio ginklas, jis yra tiesiog visą galvą, kaip sakant, aukščiau už bet kokį, kaip sakant, ilgą 20 colių sniperį pastate arba, sakykime, tranšėje kitur. Tai dabar apie ką mes šiandien kalbėsim? Tai paliesim vėlgi Fallouto temą su Grand Powerio Štrybog submachine karabinais, kurie yra, kaip sakant, super mažo dydžio. Kaip sakant, pilnai jis užsidaręs gali būti toksai. Tai, kaip sakant, tikrai mažas, atrodo kaip žaisliukas. Bet tai tikrai nėra žaislas, tai tikrai yra labai rimtas įrankis, kaip sakant, šturmui. Okay. Tai Lietuvoj, aš manau, kad iš tikrųjų, kaip minėjai, kad jeigu Aras jau naudoja, ne, tokius aristai, fanai, tai kažką reiškia, ne. Bet aišku, mes pašnekėjom apie tai, kad priešas, ta prasme, tai yra be šarvų, ne, kažkas tokio. Sakykim taip, kad ta teorija yra tokia, kad 9 mm Lietuvoje, pavadinkim to šarvamušiu, net ir turint tą kategoriją, įsigyti praktiškai nėra nieko. Ir jeigu ir įsigysi, jeigu rasi, kur nusipirk, kaina bus labai didelė ir turbūt to šovinio nepirksi. Tai faktiškai čia gaunasi 9 mm toksai, kaip sakyt, tas mūsų pats mylimiausias NATO standarto kalibras, jis nemuša, kaip sakyt, neperšaunamas lemanis arba šarvo. Tai nėra, sakykime, 223, 556 NATO šovinys, kuris gali įti kiaurai, arba 308. Tai yra, kaip sakyt, šovinys skirtas greitai operacijai. Tai šitą ginklą labai mėgsta nešiotis piliečiai, kurie, kaip sakyt, nenori turėti pistoletą, nori turėti antrą tokią kaip ir šturmo karabiną. Tai yra idealus dalykas snaiperiams, laikyti savo lizdą, savo poziciją, todėl kad tai yra trumpas, lengvas, greito panaudojimo. Jis nėra pats taikliausias, kaip sakyt, submachinas iš absoliučiai visų, kurie yra rinkoje. Jis yra skirtas dirbti iki 100 metrų atstumų, kaip ir paprastas devintukas. Ar jis yra, kaip sakant, geresnis už pistoletą? Visa galva. Kodėl? Dėl poros paprasčiausių dalykų. Pirmas dalykas, tai yra Fallouto ugnis ir kontroliuojama Fallouto ugnis. Nes ką jūs turit iš karto, kaip sakyt, buožę, kuriems arba jūs galite ją naudoti, kaip sakyt, kaip šaudimo papildomą gripsą safety, arba šito vietoj jūs galite turėti visiškai kontroliuojamą atranką ir su juo, kaip sakant, dirbti pilnai iš peties. Kitas dalykas, pistoleto dėtuvę turėsi 20, galbūt Glocko gausi 27. Čia by defaultu 30. Taip pat šitas ginklas turi 3 padėtis. Tai yra Fallouto, semi, sauga.
Tai vėlgi, Fallout ugnis ant 9, jeigu jūs turite teisingą parinktą PCC karabino duslintuvą, jeigu jūs turite didelę dėtuvę ir turit subsoninių šovinių, jūs girdėsite tik tai, kaip dirba ginklo spina. Pastate tai yra labai didelis pliusas, nes, sakykime, jeigu jūs, sakykime, karas, atėjo diena X ir jūs einat iš savo daugiabučių ir žinot, kad jūs turit, sakykime, priešiškų operatorių pas save, vienoj pastato pusėje gali jūsų ir negirdėti. Tai tas, kaip sakyt, tylumas, jis labai daug duoda, nes kalbant apie bendrą tą, kaip sakėm, duslintuvų doktriną, galim paliesti tą temą. 223 šovinys, jis nėra subsoninis. Kaip sakant, jeigu bus subsoninis, tai geriau 2 tiesiog nusipirkti ir bus daugiau žalos iš jo. Tai niekada užsidėję 223 duslintuvą, kaip sakant, neturėsit tokio gero efekto kaip su 9 mm, nes 9 mm yra subsoniniai šoviniai. Tai suma sumarum, ką jūs tada turit? Jūs turit šturmo tokį kaip ir pusiau karabiną, pusiau pistoletą, kuris gali iš principo būti kaip pistoletas su konversija, arba jis gali būti labai geras Fallouto submašinas. Tai vėlgi, pavyzdžiui, ukrainiečiai labai mėgsta tokius principo ginklus, todėl kad pas juos yra ir ta specifika. Pas juos yra labai daug šturmo ir pas juos yra labai daug blokpostų, kurie pastoviai keliauja iš mašinos vieną tašką į kitą. Tai, sakykime, paimti va tokį va TR, su juo, kaip sakant, pakelti į pro mašinos langą, jau yra ką veikti, reikia ir taikytis ir tas užima labai daug laiko. Tada, kada mes turim tokią situaciją, kada ugnies linija yra prieš tave, sakykime, 20 metrų atstumu, į tave, sakykime, taikosi, tau yra svarbi kiekvieną sekundę su ginklu. Tokį ginklą, kaip sakyti, iškišti pro langą, šaudyti, operuotis yra greičiau ryškiai operuojamas negu bet koks AR'as. Tai tame jis savo greityje, jis turi labai daug žavesio. Tai paminėjot Ukrainą, tai tikrai žinau ir atėjus į armory.lt parduotuvę, jūs tikrai pamatysit ne vieną ukrainiečių vėliavą kabančią ant sienos ir tikrai žinau, kad dirbat artimai ir remiat. Tai tokie vat ginklai yra naudojami pačiam fronte. Tikrai taip. Būtent originalus Štribog dar nėra, kaip sakant, naudojamas. Esam, pačių, kaip sakant, ukrainiečių. Esam jų tikrai vežę, kaip sakant, piliečiams lietuviams instruktoriams, kurie važinėja į Ukrainą kaip instruktoriai. Esam juos, kaip sakant, pirkę ir dovanoja piliečiams, kurie veža paramą vėlgi. Tai, kaip sakant, vietiniai rinkoje jie tenai yra, jie figūruoja, kaip sakant, jie yra dirbami. Bet ukrainiečiai, kaip sakant, nuo Štriborgo jie yra perėję ant kitokio modelio, tai yra standartinis MP5, MP7. Su jais dažniausiai dirba SBU, dirba labai mėgsta Azovas ir pagrindė juos sustiksit blokpostos, užnagarinį liniją, tai yra tokia kaip ir savotiška užnugarinio šaulio pareigos atlikimui, sakykime. Nes jis yra ryškiai pigesnis už bet kokią AR. Patikimumo aspektas yra galbūt nedrįsčiau pasakyti didesnis, todėl kad čia yra 9 mm vamzdis. Kaip jau visi žinot nuo praeito video, tai kiekvieno aero dar nėra sukurto vamzdžio, kuris išlaikytų daugiau negu 20 000 223 šovinių. Šito dalyko garantija yra 150 000 šūvių. Tai, kaip sakant, tas resursas, kurį jūs turite ant ginklų, yra ryškiai didesnis, nes kitas kalibras. Iš kitos pusės, jeigu kalbant apie biudžetą, šitas dalykas kainuoja 1460. Jau, sakykime, normalus aeras kainuos jums nuo 1,6 ir aukštyn, tai jau yra pigiau, plus skaičiuokit šaudimo šovinius. 9 mm šovinius galit gauti ras 20-25 centai grubiai tos kainos, kaip sakyt, rėžės. 223 šovinys jis yra brangesnis. Aišku, šitas dalykas prieš neperšaunamą liemenę nėra labai tinkamas. Tai vis dėlto iš arsenalo taip paprastai imt kirvių, nukirsti ir išbraukti, nereikalingas dalykas tikrai negalim. Ir plus, jeigu kokie 5 kolonininkai pradės lysti iš Rusių, vatnikai pradės kur nors lysti. Čia, kaip sakant, yra idealus argumentas va tokiem, kaip sakant, atvejam ir sabotažo grupėm. Jeigu reikės greitai, kaip pasakyti, ar savo šeimą kažkur perves, ar pačiam išsifiltruoti iš daugiabučio namo, ar dar kažką, ir mums kažko reikia kompakto dalyko, tai netgi be pačio slupintuvo tokį dalyką pasikabinėm po kokį nors plošį ar dar kažką. Tikrai ne vienas vatnikas ir 5 kolonininkas padės galvą, nes šansai, kad jie lakstytų su kokiom šalmais ir liemenėm gal iš pradžių gal tikrai nebus, ne? O
tokį dalyką išbraukti. Ir plus, kadangi, kaip minėjot, kad pačioje Ukrainoje irgi tose užnugarinėse linijose yra dirbama su 9 mm, tai ką mes girdim, ką mes matom, vietoj tos mitus visus, tai tikrai nereikia kiekvieno priimti kaip už gryną pinigą. O mes tikrai žinom, kad Ukrainos karas parašinėja doktoriną kiekvieną dieną. Tikrai taip. Tai irgi, kaip sakant, ir tie patys dronai ir nauji blokpostų, kaip sakant, gynybinių fortifikacijų konstrukcijos gimsta ir ta nauja karo doktrina. Aš turiu vėlgi pabrėžti, kaip sakyt, vokiečiai praktiškai visą antrą pasaulinį karą ant 9 mm prokariavo, jiems tas didelių problemų, kaip sakant, nekėlė kalibras. Vėlgi, grįžtant prie to pačio patikimumo. Dažniausiai submašinai turi tą mitą, kad mažas ginklas, mažos detalės, mažas ejektorius, maža spina, pats ginklas dažniausiai būna overinžinyrintas, labai komplikuotas, valymas prastas. Tai buvo seniau. Tai yra, sakykime, mes kalbam apie tai antro pasaulinio karo iki Vietnamo karo laikų tos submachine gunus, kur yra tas legendinis Grease gun, vokiečių MP5, ta prasme MP5, MP7, ta prasme ten yra reikalų, bet jeigu žinai, viskas bus tvarkoj. Kuo yra būtent žavingi šiuolaikiniai submachine gunai, kad jie yra be proto paprasti. Pavyzdžiui, šitas dalykėlis yra ryškiai paprastesnis už net Kalašnikovų, ypač iš jo, sakykime, ardymo, judesio ir detalių. Tai galim greitai parodyti, kaip jis, sakykime, pilnai išserdo ir kaip jis susirenka, kad suprastumėt, kad tai yra labai puikus daiktas, kuo jūs galite, kaip sakyti, miške ar pastato net laiptinį jį išsirengti, susidėti greitai, išsivalyti ir, kaip sakyti, padaryti pilną ginklo aptarnavimą. Ir jums nereikia nei ten kokio stalo arba maišiuko, ten susikrauti 20 spiruoklių, nuleistukų ir kitų dalykėlių. Turim tą patį Štriborgą, jau, kaip sakant, kai šidu yra ištraukti, tai čia, kaip sakant, kaip ir standartiniam aere yra 2 skylės, visada pirma dešininis, po to kairinis išsitraukia ir mes galim jau perskelti ginklą, kaip sakant, per pusę. Tai turint 2 ginklo dalis, jau yra matosi, kad jis tikrai nebus, kaip sakant, komplikuotas ardymui. Tai apatinę dalį kol kas paliekam, prie jos grįšim vėliau. Dabar kaip ardyti patį viršų. Tai pirmą galim visada nusileisti, kaip sakant, mechaninius taikiklius, kad jie, kaip sakant, nesimaišytų. Ir tada pirmas reikalas, mums reikia, kaip sakant, nusimti buožę. Tai mes ją spaudžiam į apačią ir traukiam atgal. Ir jinai labai gražiai išsiema. Čia yra irgi universalus uždėjimas. Šitas, kaip sakant, pats perėjimas jis yra keičiamas. Čia galite įsidėti AR buožę, AK bazės buožę. Ta prasme, viskas, kas jums prie širdies, kas tinka, patinka, tai irgi yra, kaip sakant, galit pagal sąžinės šauksmą, kaip sakant, užsidėti, ką norit. Taip, dabar kaip jis išserdo toliau? Tai traukiat, kaip sakant, spyną atgal ir pats visas ginklas išeina. Kaip sakant, visos dalys. Turim pagrindinę spyruoklę su, kaip sakant, guminim kompensatorium. Ir prie to pačio turim, kaip sakant, pačią likusią ginklo spyną ir ginklo korpusą. Tai pati ginklo spyna iš ko yra sudaryta. Jis yra sudaryta iš 2 judančių detalių, tai yra, kaip sakant, spynos varelis, skirtas balansuoti spyną, universalus kaištis ir pati ginklo spyna. Kaip mato, tai yra tikra paprasta 9 mm spyna, dviratis išrastas tikrai ne iš naujo ir viskas, kaip sakant, pasenoviai, žinoma, aišku ir paprasta. Tai bendrai sudėjus visą šitą sistemą, jie atrodo būtent šitaip. Tai, kaip sakant, super paprasta, super aišku, nėra kam strikti, nėra kam užsikerst. Ir, paprasčiausias dalykas, sakant, ir tepimas lygiai toks pat, biškiuką dužiklius, truputuką šonai, kad spyruoklė būtų šlapia, viskas. Turit pilnai operuojantį, kaip sakant, submašiną su būtent tokia baze. Taip, toliau, ką mes galim paliesti, kaip sakant, apatinėje ginklo dalyje, tai yra vėlgi, pati yra nuleistuko sistema. Jeigu matot, nuleistukas yra, kaip sakant, iškirptas iš vidurio, čia yra padaryta, siekiant jį padaryti biškiuką tiesesnį, kad būtų jis truputukas sportiškesnis ir būtų galima lengviau kontroliuoti fallout ugnį. Kitas dalykas, jeigu mes pamėginsim dabar
nuleistuką paspausti, nieko nebus, kaip sakant, net jeigu aš ir perjungsiu saugą. Tai yra padaryta kodėl? Todėl, kad pats ginklas šitoje vietoje yra spiruoklė, kaip sakant, jinai jaučia, kad yra nuimtas tas jo aperis, kad jūs, sakykime, neiššautumėt arba, kaip sakant, neišmestumėt netyčia spiruoklis. Tai irgi yra vienas iš tų gerų dalykų padarytas, kad jūs jį galėtumėt lauko sąlygom drąsiai išsivalyti, išsiardyti, nepamesti detalių kitų dalykų. Taip pat, visi kaišiai, visi pinai, jie turi stoperius. Tai jūs, kad ir dažnai valysit, daug naudosit ginklą, niekada nepamesit, kaip, sakykime, dažnam standartiniam AR. 9 mm submašinas tikrai nėra nurašomas. Ir tokį pravartų turėt, jeigu galit, turėt ir tokį, ir normalų karabiną. Ir 308, ta prasme, jeigu seife turit vietos, taip, kodėlgi ne. Bet mitas, kad tai yra tik tai žaisliukas ir brangus pistoletas ir su juo tik tai nieko nepadarysi, tai turbūt... Tikrai sugriautas. Ypač, kada galit, sakykime, pasimti sportinį rimtą pistoletą, nuo kurio jau prasideda kaina apie 2000 eurų, tai vietoj to galit turėti full auto, tokį submachine karabiną už 1,4, kaip sakant. Tai toksai kainos kokybės santykis tikrai sveria į šitą pusę, turiu pabrėžti. Ir dar stovi vienas modelis, šiek tiek ilgesnių vamzdžių. Taip, tai čia yra, kaip sakant, jau visiškas sportinukas, Lietuvos sportininkams tikrai labai žinomas ir daug metų tarnaujantis dalykas. Tai yra Striborg RSR9A2. Tai yra, kaip sakant, antra versija, su šita versija buvo laimėtas ne vienas pasaulio čempionatas, aišku, kaip sakant, su biškiuko kitokio kompensatorium uždėtų, bet iš principo tai yra irgi labai smagus PCC tipo varžybų karabinas, jo vamzdis gali būti arba 12,5 arba 16 colių, tai yra sąlyginai labai ilgas ir labai taiklus daiktas 9, sakykime, kalibrų iki 200 metrų atstumu. Jis yra, sakykime, labai mylimas sportininkų dėl savo kainos ir patvarumo. Tai yra, jo kaina visada rinkoje sukėsi apie 1000–1100 eurų. Tai, kaip sakant, už tokią kainą gauti kokybišką patikimą PCC karabiną Lietuvoje yra gan sunkoka. Tai todėl jis buvo labai populiarus ir vis dar yra. Kaip matėt, jo surinkimas būtent yra visiškai identiškas kaip ir full auto versijos. Tai tos pačios detalės, tie patys spynos judesiai, tas pats patikimumas už labai gerą ir pigią kainą. Kas dar iš jo yra pliusų? Vamzdis, kadangi jis yra ilgas, jūs turit labai didelį precizišką tikslumą. Tai jeigu iš jau įsideda teisingą kolimatorių, galbūt teisingą optiką, nerekomenduoju dėti 3X, jeigu rasit ant tą retesnį 1,5 karto varžybinį refleksą, labai rekomenduoju, gaunasi toksai labai linksmas sportinukas, jis yra aišku ilgas, biškiuką nepatogus, bet tą dalyką sprendžia, kaip sakant, užlenkiama buožė, irgi, kuri, kaip sakant, fiksuojasi. Tai vėlgi gali turėti sąlyginai tokį pigų karabiną varžyboms, treniruotėms, kad pajustumėt tą atranką, suprastumėt, ką reiškia, kaip sakant, ginklo šūvis ir galėtumėt pradėti dalyvauti ilgųjų ginklų varžybose. Ir dar vienas dalykas, turbūt, ką labai irgi panorėčiau paakcentuoti, būtent šitą gražuolį, tai 9 mm, trumpas ginklas, plius mes turime dar ir slopintuvą uždėję ir dėtuvę 30 šovinių. Tai dabar įsivaizduokim, jeigu mes jį paleistumėm full auto, kokią mes turėtumėm kontrolę. Šiaip kontrolė, kadangi tai yra 9 mm, yra labai didžiulė, kadangi čia yra 5,5 colio vamzdis, tai sąlyginai jis yra trumpas. Tai yra labai ilgo sportinio pistoleto vamzdis, bet pilnai šito dalyką ištenka, ypač jeigu jis yra su duslintuvu. Tai reiškia, kad duslintuvas, kaip sakant, prailgina to kulkos kelią, tą trajektoriją gerąją, kaip jinai vadinama, iš vamzdžio. Tai bendrai kalbant, atatranka dėl buožės, dėl jo konstrukcijos ir jo svorio yra praktiškai arti nulinė. Jūs, kaip sakant, turi tokią pačią atatranką, kaip šaunant iš 2LR pistoleto, kas yra iš tikrųjų įspūdinga. Plius, jeigu subsoniniai šoviniai, teisingas Grand Power Striborg Made specialus duslintuvas, būtent šitam ginklui, jūs turi tikrai kaip iš kokio John Wicko, kaip sakyti, epizodo ginklo, kur girdi tik tai, kaip krenta gilzės ir kaip jūs pataikote metalinį gongą ir spynos judesi. Šūvio garso jūs su sonikais negirdėsit niekada. Tai įsivaizduokit, kokį kiekį šūvinių kontroliuotai jūs galite paleisti. Taip. Tai čia yra kosmosas. Ir aišku, turbūt gal kažkada mes šitą gražuolį pamatysime veiksme.
Tikrai O taip. jeigu jūs norit jį pačiupinėti ir pažiūrėti, kas čia per daiktas yra, tai drąsiai galite užsukti į Armor LT. Armor LT ir pažiūrėti, pačiupinėti. Ir šiai dienai būtų tiek apie 9 mm ir pakomentuokit savo nuomonę komentaruose, ką jūs manate apie 9 mm. Ar tai vis dėlto šturmo duona, ar tai yra vis tiek žaislas. Pakomentuokit ir mes pažiūrėsim jūsų komentarus. O kaip minėjom, užsukite į armory.lt ir pažiūrėkit, pačiupinėkit įstikinimai patys. Taip. Tai šiam momentui Tiek žinių. tiek žinių, iki kitų kartų.